Ką kažkai šneka? Ką mes čiagi turim? Mada. Protein. Protein. Kiek jau turim? Jau 2:30. Молодец, Лейр. Да Tai vat, aš jau mašinai sėdžiu, ką tik išėjau iš parodos. What the fuck? Tai va, pagaliau sėdžiu mašinoj. Šiaip, kokie įspūdžiai po šios knygų mugės, tai truputėlį tikėjausi, kad bus šiek tiek kitaip. Tačiau buvo tikrai linksma, pašnekėt su žmonėm, pabendraut, patart jiems. Ir tiesą sakant, mane labai tai sužavėjo, kad labai daug žmonių buvo ne tik iš Vilniaus, bet iš kitų įvairiausių miestelių suvažiavo. Tai vat. Tai kitas dalykas, šiaip prasėjau pats truputėlį pro šią parodą ir pasiėmiau su 4 knygas. Tai va, tai viena iš jų yra Staigios ėjimai. Tada šiaip dar yra viena knyga, kuri mane šiaip sužavėjo. Kažką kitokio truputėlį. Tai Proto ateitis. Po to šiuo metu yra ši knyga labai populiari. Tikriausiai žinosit. Tai va. Ir šią. Rinkodarą. Tai va. Šią savaitę, manau, pradėsiu šitą, labai nekantrauju pradėti. Tai va, tai jums pranešiu savaitės bėgį, ar tikrai ši knyga yra tokia įdomi, kaip rašo. Tai, gerai, turiu bėgti, dabar šiuo metu lėkiu į greitį impulsą, pravesiu porą treniruočių, tada su jumis susieks. Gerai, viso. Jo, dar vieną dalykėlį pamiršau paminėti, tai kad paskelbsiu tokį kaip mini konkursėlį, kartu su šiuo video, tai jums tiesiog reikia prenumeruoti mano YouTube kanalą ir apačioje parašyti komentarus. Ką nors galite sugalvoti, tiesiog jūsų pasirinkimas, ar kažką ten done, ar šiaip, nu, žodžiu. Esmė tame, kad šiuos 2 dalykus padarykit ir išrinksiu vieną žmogų, kuris laimės 7 dienų Impuls narystę. Tai va, tai šią narystę galės įti bet kurį Lietuvos Impulsą. Tai va, sėkmės, gerai, aš bėgu, viso.
Žodžiu, tai dažniausiai pradedu visą laiką treniruoti nuo bazinio pratimo ir padarau, bent jau kokias 6 serijas tai tikrai. Ir visą laiką, netgi kiekvieną seriją darau iki maks, kiek galiu. Aišku, pirmas iš viso pratimo serijas net neskaičiuoju kaip serijas, nes tai vis tiek gaunasi, kol keli tą svorį, net nesunku, padarė vieną tam seriją 12, kitą 10, paskui vėl 10, kol pasiekiu tą savo svorį, tikrą darbinį, pavyzdžiui, šiuo atveju būtų 100 kg. Ir tik kaip jau tikrai jaučiu gerai krūtinę ir jau tikrai skauda raumenį, tik nuo tada užskaitau kaip vieną seriją. Tai tokias realiai padarau kokias bent jau 4 darbinės serijas. Tai bendroji suma gaunasi apie 8-9 serijas. Tai va, tai visą laiką patarimas jums skaičiuokit tik tada kaip deda. Ir kaip jaučiat tą raumenį. Tai dabar iškart po štangos stumimo padariau su kabeliais, išpapavau krūtinę ir dabar iškart perėsiu prie nugaros prisitraukimų plačių. Esmė tame, kuom gerai yra daryti krūtinę su nugara, nes pavyzdžiui padarius porą pratimų krūtiniai, kaip darysit nugarą, prisitraukimus ar trauką, iškart prasitempia krūtinė. Gausiu dar tempimas bus. O tai dar prives prie geresnių rezultatų. Labai nesvarbu ištempti nugarą pačią galą. Tai būtų ištempimas ir maksimalus suspaudimas. Tai ypač darant šitą, čia patarimas panelėm, ypač darant šį pratimėlį, kur darė Greta, tai labai svarbu yra ant pačio galo, kad būtų beveik koja ištesta iki pat galo prie pat ribos, nes tada labiau sėdmenis įsitempia. Taigi labai yra svarbu pajausti tą raumenį, kurį dirba. Tai dar vienas toks mini, kaip patarimas panelėm, tai irgi, šiaip, jeigu jūsų tikslas būtų sumažinti taliją, tiksliau vizualiai, kad jinai atrodytų mažesnė, tai gali drąsiai daryti plačius prisitraukimus. Arba, jeigu, tarkim, dėl kokių nors priežasčių nenorit plačios nugaros, tada jokių būdų nedarykit plačių prisitraukimų, darykit pečių plotį. Šiaip, komentarą patinka šiaip sportuoti impulsį tom, kad labai tokie suliukai, lyg foteliai.
mašina greit darys savo setą, aš super setinsiu su krūtinės pratimu. Pirmiausia, įveikia toks minimalus šokas kūnui, kad iškart po judesio stumimo, tiksliau atvirkščiai, po judesio traukos iškart stumimas. Ne, tai esu mėgėjęs paskutinę seriją padaryti gerai, iš visų jėgų. Su dideliu svoriu, aišku, technika truputėlį nukenčia, bet stengiuosi kiek tai galiu taisyklingiau ir išplėšti raumenį. Ir aišku, dropsetas. Tiesiai filmuot. Jo, šiaip irgi dar šitą pratimą, kuo labiau jūs atsilošit į galą, taip, tuo labiau dirba trapecija. Jeigu norite, kad dirbtų nugarą, tai jūs turit kuo tiesiau sėdėti, net galite truputį į priekį pasvirti. Va, tai pavyzdžiui, taip darėt, jo? Jau trapecija dirba, čia labiau, dar net jaučiu, kaip jie dirba. Va taip jau, net eina ištepi nugarą, nutrauk. Kaip ir minėjau, nes labai svarbu ištert. Ir tada iškart supersetas su krūtimi. Darant krūtinį irgi niekada pečių nekelti. Metas pataškyti presą. Nu ką, metas važiuoti namo. Manau, kad pasiliksiu ir eisiu vestuvės su šitais marškiniais. Remetas, žodžiu, nieko gero neradom, tai tiks dar rytoj iš ryto greit užbėgti prieš vestuvės, paieškoti kokių nors marškinių. Dabar varom vištytės biškį užsipirkti.
Что? Что? Greta? Что? Kaip turistas? Nekinga tai? Kažkaip nesupratau vairą. Taigi turistai pasinuka darai. Turistai taigi vaikštis. Aš tik galvoju dėl palmės. O, kaip tikroviška. Gerai. Kodėl tokius negražius? Tai koks tu ėmė? Va šitą. Šviežia bananėlį. Tai truputėlį apsipirkom. Ką dabar metas važiuoti namo. Dabar jau tikrai namo. Ir ilsėtis, miegoti, pasiruošti rytoj. Tad, iki greito. Viso visiems.